Sveiki ponai ir ponės. Nu ką, trečia diena tam pačiam lauke. Jau laukas visas suartas ir sukultivuotas. Tai eisiu dabar pabandysiu į tas vietas, kur dar nebuvo suarta. Tai tikiuosi gerų radinių. O jeigu bus gerų, tai ir su jum pasidalinsiu. Tai kol kas tiek. Einam, ieškom, randam. Čia turim pirmą šios dienos signalą. Nuo šiam 4 iki 66. Dar neiškasiu. Šiandien didelis, labai didelis vėjas. Nežinau, ar jums gerai girdėsis. Kaž. Manau, turėtų būti duobė, tik giliai negalėjo būti. Jo, čia jis kažkur dar. Kažkur čia sieną aš jį jaučiu. Ne, dar jo neiškasiu. Tuoj truputį pastaisysim. O dabar jau iškasiu. O čia kažkas. O čia kažkas. O čia, man atrodo, yra Ne. Galvojau moneta, bet ne. Čia saga. Saga, bet didžiulė saga. O čia dar vaselė likus. Iš kažkokio turbūt palto ar iš dar kažko didelio, tokia varinė. Sulankstyta truputį. Įmam. Signalas buvo 46 ir va toks žiedelis. Iškrito greičiausiai iš monetos darytas. Čia matosi nelabai lygiai jisai padarytas buvo, bet žmogus tengiasi, darė ir pasidarė. Bet dėl kažkokių tai priežasčių pametė arba išmetė. O mes pakėlėm. Įmam. Signalas 55. Pačiam viršui. Rėkia staugia. O kas slepiasi po juo, to ir pasižiūrėsim. Jau matau. O šitas gražus. Šitas gražus buratinas, gražiai išsilaikęs. Aha. Užskaitau. Įmam. Čia signalas pačiam viršui. 44 rodo. Čia moneta matau, apvalus. Dar vienas buratinas, bet šitas pavargęs ir plonas. Čia signalas 91-94. Lygiai rodo. Pasižiūrim. Tikiuosi jums girdisi, nes vėjas tai tikrai nejuokingas. Čia kažką jaučiu. O čia yra moneta. Ir čia 2 kapeikos, jo tik apsinešusios. Realis va čia dar gerai matosi. Tik visa apsinešus. 2 kapeikos paleidyti. Jo, čia prasišvečia karūną. Ir nusivalys bus gera. Įmam. Signalas 48, paviršutinės. Išorė ir viską išmetė į viršų, jis buvo apačioj. Na čia va, matom. Čia bus apvalus. Jo. Na ir išsilaikęs dar gražiai. Įmam. 74, 78. 73, 74 dabar rodo. Ir greičiausiai pas mus bus jo. Ai ne. Ne buratinas čia. O čia dieniška. A toks avarinis pinigėlis. Aleksandro II. Įdomus pavadinimas, dieniška.
Dar va, viskas matosi, tik metų, dabar nežiūrėsiu, paskui bus matyt. Įmam. Čia signalas 8995, bet ir su juodu kartu maišytas toks. Na, dabar iš vis toks į juodą daugiau neša. PM2 liko. Dabar pasitaisė 95, 93. Manau, kad čia turėtų būti apvalus. O ar bus taip? O, jis. O, šitas jau labai apaugęs, bet biškai prasitrina ir matas. Dar 2 kapeikas. Metų dabar aš nepasakysiu. Turbūt jiems atlyginimą mokėdavo po 2 kapeikas. Nes, pagrindinė moneta yra buratinka ir 2 kapeikos. Šitam lauke per visus 3 kasimus dominuojančius yra va tokias 2 kapeikas carinė. Įmam. Signalas 58-70. Šokinėjantis jau labai. Šiam 573 dabar rodo. Čia kažkur. Čia va. Eilinis buratinas. Irgi gražus. Smagu kast. Gražias monetas. Signalas buvo 24 ir iškrito pas mane va pusę buratinkos. Nemanau, kad jas laužydavo dar tais laikais, nes čia ir tai buvo smulkiausia moneta, paprasčiausiai turbūt nuo technikos sulūžo. Čia turim signalą viršui 57-59. Kažkur čia va. Čia. Kasgi čia. Čia saga atrodo. Jo, saga ir gaila, bet be užrašų. Žiūrėk, kaip puselė. Jo, selė sveika. Tokia va saga. Neįmam. Čia signalas viršui 74 iki 90. Pažiūrėjom, kas po šitą signalą. Čia kažkur jaučiu šį. Ne taip jisai ir negiliai. O čia. Ne, buvo negiliai. Čia dar vienas buratinas gražuolis. Super. Įmam. Buvo signalas toks 8-4-9-4, bet toks džerškintis, tai pabandžiau iškast va ir pažiūrėkit, kas gavosi iš jo. O gavosi 91-92. Ryškus monetinis signalas. O ar čia bus moneta, tai mes to ir pažiūrėsim. Čia kažkur tam gabale. Čia va kažkur. A va. Vyručiai. Ponai ir ponios. Atverčiam dar vieną puslapį istorijos. Kai aš per monetą, oi. Čia jau nelabai pagal dydį dinga. Jo, greičiausiai dinga, bet jau išėjus. Jau tik kakalikas likęs. Įmam. Čia signalas, kurio taipogi kas nereikia. 78-79. Čia kažkur. Čia kažkur aš jį jaučiu. Va. O, jisai. Čia dar vienas buratinas. Irgi išsilaikęs gražiai. Gražiai. Įmam. Dar vienas signalas visai šalia praėjusio buratino, irgi viršui. Viskas, kaip ir minėjau, išmesta į viršų čia. Gerai, nereikia kasti. Nors čia dirvožėmis šitoj vietai smėlis, tai... irgi gražuolė. Super. Įmam.
Čia signalas 65, 66, bet čia viršų irgi. Kažkur tai čia turėtų būti. O, čia va. Va. Kasgi čia pas mus? A, čia Nikolajaus pirmojo, jo. Nikolajaus pirmojo 1 kapeika. A, tokia va moneta. Įimam. Čia signalas 1,73. Kažkur labai negiliai čia buvo. A, čia kažkas yra. Kur? Kažkoks nedidelis daiktas. Kažkas tai nedidelio. Nepaėmiau. Na va. Čia dar vienas buratinas, bet smėlį pažiūrėkit. Oho. Normaliai. Labai gražus šitas. Viskas. Oho. Graži moneta. Smėlio. Išsilaikiu smėlį. Įimam. Signalas 62, 67. Iškasiau. A, čia jau matau yra arba sagarba moneta. Ja. Čia moneta, bet jau šita išėjus visai nesimato niekas. Kažkas dar liktai matosi, palei kraštus čia užrašai kažkokie, bet jau turbūt nieko iš jos nebus. Čia signalas 46, 8, kažkur negiliai jis čia. O čia kažkur. Mes iškasėm jį, tik pažiūrėkim, ką mes ar rasim po šitą signalą. O čia kažkas. A, čia. O čia yra sidabriukas. O čia yra, ponės ir ponai, sidabriukas, tik dar nežinau koks. O čia prūsiškas, man atrodo. Ja, štai pusėje bus parašyta moneta argenta. Sidabrinė moneta. Pirmas sidabriukas šiandien. Įimam. Signalas 56, 58. 59, nu norėtųsi kokio 1/6. Argi taip turėjo tiek smulkių monetų ir ne 1/6. Šį kartą vėl ne 6. Buratinas. Šitas neblogai išsilaikęs. Įimam. Signalas 55, 58. Panašiai toks. Pasižiūrim, kągi mes čia šį kartą. O čiagi yra buratinas. Šitie ploni tai nelabai išsilaiko. Kurie storesni, tai gerai. Signalas 93, 95. Ryškus, aiškus. Manau, kad turėtų būti apvalus. Pažiūrim, 92, 94 dabar. Kur čia buvo? Na, čia kažkur. Opa. Ava. Ir čia perodis yra dar 2 kapeikos. Greičiausiai. Sunku dabar įžiūrėti, iš tikrųjų. Apsinešus gerokai, nelabai kas matosi. Reikia pavalyti, jeigu noriu pamatyti. Įimam. Čia turim dar vieną monetinį signalą. 89, 90. 94 dabar rodo. Na, kas čia dabar bus? Net neabejoju, kad turėtų būti moneta.
Jo, taip ir yra. Ir čia yra dinga. Dar viena. Įimam. Šitas signalas toks vos aptinkamas. Nuo 87 iki 96. Arba iš čia giliai, arba kažkoks mažas objektas. Aš vis dabar nebejaučiu šių. Nu, pabandom dar pakast. Jo, jisai giliai. Kažkas čia yra giliai. Šitos pusės net neužkabinu aš jo. Pabandom. Bandom ir pažiūrėsim. Kas čia mums išeis. Ar juoda jau muša. Kas mums išeis iš šito giluminio signalo. Reikia pažiūrėti, kur čia yra. Net čia kažkur supinu, vos jaučiu. Gilokai iš čia. O, iškasim 90-91. Labai giliai iš tikrųjų buvo. Vos su detektorium užčiupiau šį, o čia yra moneta. Ir čia yra dar 2 kapeikos palei dydį. Ne. Čia yra Nikolajaus 3 kapeikos. Nikolajaus antrojo. Tik irgi apaugus reikia valyti. Retai čia šitas papuola Nikolajaus. Ankstesnis visas. Įimam. Ponai ir ponios, va, 3 diena šitam lauke ir 3 krūva monetų. Gaila, kad tik vienas sidabriukas papuolė šį kartą. Bet kaip matot, monetų nemažai. Iš tikrųjų, vaikščiu čia yra smagu. Čia dar tų monetų tikrai yra, bet turbūt jau iki kol nuims derlių jau į šitą lauką nepapulsim, nes jau turėtų jį užsėti. Nu, yra kaip yra. Nuims derlių, tada turbūt vėl pasirodysim šitam lauke. O dabar, ką, nei kamštelio jums poryte, likit sveiki ir susitiksim jau turbūt kitam lauke, jeigu nebespėsim į šitą. Einam, ieškom, randam.